tiesiog primenu pradžioje taisyklės, kad mes mikrofonus webinaro metu išjungiam ir jeigu norim kažko paklausti, galim parašyti į bendrą chatą. Ir jeigu paskui norėsite, dar galėsite mums parašyti ir elektroniniu paštu arba paskambinti tikrai ir paskui webinaro gale pas mus visada paliktas laikas klausimams, atsakymams ir tada jau galėsime mes pasikalbėti. Tai manau, kad dalinuosi tiesiog iš karto skaidrėmis. Su kuo nesusipažinome, tai mano vardas yra Tatjana, esu UAB Slaugivita sveikatos priežiūros produktų grupės vadovė ir šiandien mūsų webinaras yra būtent apie tai, kaip pritaikyti aplinką žmonėms su demencija. Tai mūsų tema. Manau, kad dalis... Kažkaip girdžiu. Įsijunkite mikrofoną, nesigirdi nieko, ką kalbate. Tatjana, prašau, ar galėtumėte įsijungti mikrofoną? Taip, dabar įsijungiu vėl. Turbūt mane kažkas visą laiką nutildo, ne? Kadangi to pati nedarau. Taigi, sakau, dalis tos informacijos, kurią šiandien girdėsite, jau galbūt jums buvo girdėta, kadangi mano kolega Sigita yra pasakojusi apie sensorinės aplinkas pacientams su demencija ne taip senai, tačiau tikrai turėsime kažko naujo, dalis tų sprendimų, kuriuos aš šiandien pasakosiu, yra galimi ir mes su jais galime jums pagelbėti, tai tiesiog noriu pristatyti, ką naujo mes turime ir galbūt kažkas bus jums įdomu. Tai jeigu trumpai kalbant, kokia ta tema, tai pirmiausia pasišnekėsime aplamai apie demenciją, kokia yra dabar situacija, kokia ateitis mūsų laukia iš tikrųjų ir kuriai mes ir turime pasiruošti. Manau, kad jau daug kas ir pradėjo, nežinau, kad atidaromi yra specialūs padaliniai demencijos ir netgi kuriami ir statomi nauji namai būtent pacientams su demencija. Tai kuriant tokius namus, mes turime galvoti apie pagrindinius principus, kurie reikalingi, kuriant saugią aplinką tokiems asmenims ir kaip iš tikrųjų tos erdvės turėtų atrodyti. Duosiu keletą pavyzdžių, tai bus pavyzdžiai ir, sakykime, mūsų partnerių irgi pateikti ir aišku, kažkas iš plataus interneto bus pasiskolinta ir jau yra kai kurie dalykai, ką mes esame patys irgi padarę jau čia Lietuvoje mūsų globos įstaigose. Kokie tai gali būti dizaino pavyzdžiai, pasidalinsiu, kaip ir sakiau, kitų šalių pavyzdžiais, kas gali būti. Ir toliau tiesiog pereisim per tą įrangą, kuri yra rekomenduojama, koks tas yra paketas globos namams, būtent pacientams sergantiems demencija ir Alzheimerio liga, ką mes kaip Slaugivita jums galime pasiūlyti ir jeigu turėsite klausimų, tai mielai juos išklausysime ir atsakysime. Taigi, kas ta demencija? Iš tikrųjų dabar beveik 55 milijonai žmonių visame pasaulyje turi demenciją. Ir kasmet diagnozuojama beveik 10 milijonų tų naujų atvejų, tai iš tikrųjų kas 3 sekundės, jeigu pagalvojate, tai labai didelis skaičius. Ir bendroje populiacijoje tai sudaro kažkur tai nuo 5 iki 8% žmonių, būtent virš 60 metų, kurie turi šitą diagnozę. Ir numatoma, kad 30 metais tas skaičius pasaulyje išaugs iki 82 milijonų, o 50 metais net iki 152 milijonų. Įdomu tai, kad žiūrėjau statistiką iš tikrųjų, kuri buvo pateikta ir prognozės, pavyzdžiui, 2015 metais, tai tie skaičiai buvo mažesni. Dabar mes tas prognozės, kurias turim, tai jau skaičiai yra didesni.
Kodėl taip yra? Na, aišku, gyventojų populiacija didėja ir mes gyvename ilgiau. Tai turbūt viena priežastis, kita priežastis, kad jau yra įvairiausios įrangos, kuri padeda nustatyti demenciją, tai tie atvejai todėl dažniau nustatomi ir mes žinome, kad tai būtent demencija. Na ir aišku, mūsų galbūt gyvenimo būdas, tų priežasčių yra daug, bet tačiau ateitis yra mūsų tokia, kuriai mes turime ruoštis, tai yra pakankamai didelis skaičius žmonių su demencija. Ir aišku, prie jų eina dar ir gretutinės ligos. Tai yra iš tikrųjų pagrindinė negalios priežastis tarp vyresnio amžiaus asmenų visame pasaulyje. Ir jeigu skaičiuojant ekonomiškai, tai 2015 metais, kad paskaičiuota, kad tos išlaidos visame pasaulyje sudaro 686 milijardus eurų. Tai iš tikrųjų labai dideli skaičiai, o 21 metais jau buvo paskaičiuota, kad šitos išlaidos jau siekia 1,3 trilijonai JAV dolerių, 30 metais, aišku, tai bus dar didesni skaičiai, tai praktiškai dvigubai padidės ir net daugiau. Tai mes turime šitam pasiruošti. Na ir Alzheimerio liga kaip demencijos viena iš tų atmainų yra 7. pagal aukų skaičių mirties priežasčių pasaulyje. Ir būtent jeigu kalbant apie aukštų pajamų šalis, tai yra 2. pagal aukų skaičių mirties priežastis. Na ir kaip pas mus Lietuvoje kokia situacija, tai Lietuva, kadangi vis dėlto yra priskiriama aukštų pajamų šalims, tai tik tais yra problema viena, kad mes neturime dažnai diagnozuojamas šitos priežasties ir todėl į pagrindinių mirties priežasčių sąrašą demencija labai dažnai kaip ir nepatenka, o yra įvardyjamos kitos ligos, ten plaučių, sakykime, uždegimas, širdies kraujagyslių ligos ir visos kitos komplikacijos, kurios atsiranda, tai dėl to tos statistikos tokios labai aiškios kaip ir nėra. Higienos institutas darė tokius paskaičiavimus 22 metais, kad Lietuvoje šitą diagnozę turi apie 40 000 asmenų, tačiau žiūrint į visą pasaulio, sakykime, statistiką, turėtų būti didesnis tas skaičius virš 50 000. Ir 40 metais šis rodiklis jau gali siekti 25 ir daugiau asmenų tūkstančių gyventojų ir tai yra vienas didžiausių rodiklių iš tikrųjų Europos šalyse. Tai, kaip ir sakiau, mes šitam turime ruoštis ir turbūt jau ir pradėjome ruoštis. Jeigu žiūrint į amžių, tai taip, demencija dažniausiai jau pradeda reikštis, kai asmenims yra virš 70 metų. Ir palaipsniui tas skaičius vis didėja ir aišku, jau jeigu mes turim 85–90 metų asmenis, tai jau tas procentas yra virš 30, pakankamai didelis. Ir kaip ir minėjau, jeigu žiūrint pagal tipus, tai aišku, dažniausiai yra sutinkama tai Alzheimerio liga 65%, 15% tai maždaug yra mišri forma, 15% kraujagyslinė vadinama arba vaskuliarinė demencija ir 5% yra kitos atmainos. Ir jeigu pasižiūrėsite į lentelę, kas įdomiausia, tai kad čia yra paskirstymas pagal vyrus ir moteris, kas dažniau serga demencija, tai jaunesnėme amžiuje kažkaip vyrų tas procentas yra didesnis, o jau tarkim, kai yra virš 75 metų, tai didesnis procentas moterų. Bet aišku, tai yra ir dėl to, kad moterų gyvenimo trukmė yra ilgesnė negu vyrų. Tai ir ta statistika yra tokia. Ir čia buvo daryti tyrimai, buvo daryti Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje ir mes būtent matome, kaip iš tikrųjų ta kreivė auga ir kaip tie atvejai didėja ir didės iki 60 metų. Tai jeigu 10 metais sirgo 36 milijonų žmonių, 30 tai yra 66 dvigubai daugiau ir 50 metais jau prognozuojama 115 milijonų. Spūdingi skaičiai.
Jeigu žiūrėti į demencijos vystymosi etapus, tai irgi turbūt jums bus ne naujiena, ne, kad jos yra skirstomos į tos 3 etapus. Pirmasis etapas tai yra ankstyvasis lengva demencija. Na ir kokie tai pagrindiniai požymiai, tai trumpalaikės atminties sutrikimai, sunku susikaupti, planuoti, nuotaikų kaita, kartais pasyvumas. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie priežiūrą, kas mums svarbiausia, tai šitoje stadijoje tai yra pakankamai dar savarankiškas žmogus, jam reikia tik tai šiek tiek kažkokio stebėjimo, palaikymo, koordinacijos ir panašiai. Kai perskaičiau ankstyvą stadiją, tai pačiai net šiek tiek neramu pasidarė, ne, kartais būna, kad ir mums pasireiškia tie požymiai. Toliau vidutinio sunkumo demencija, tai jau kai yra pamirštami žmonės, kai jau prastėja atmintis, kai kartais vietose pasiklysta, sunku kalbėti, išreikšti savo mintis, trūksta žodžių, tai yra kažkoks jau prasideda klaidžiojimas, nerimas, kadangi žmogus nebesusigaudo aplinkoj. Na, jau tada pagalba reikalinga kasdienėje veikloje. Ir turbūt dažniausiai tokie jau gyventojai, pacientai ir pakliūna į globos namus, kadangi namuose jau tampa juos sunku prižiūrėti, tai reikalauja labai daug ir laiko, ir žinių iš tikrųjų. Ir jau tada tie žmonės ateina į specializuotas įstaigas. Na ir kalbant apie vėlyvą, apie sunkią demenciją, tai kai jau žmogus nebeatpažįsta artimųjų, praranda kalbą, judėjimo įgūdžius, tampa visiškai priklausomas nuo aplinkinių ir jam, aišku, reikalinga nuolatinė slauga, paliatyvi pagalba, nes tas žmogus jau dažniausiai jis yra prikaustytas. Mes jau jūsų nebegirdim, vėl mikrofono neturit. Taip. Dabar girdite, tikiuosi, taip? Taip, girdim. Gerai. Taigi, jeigu galvojant apie aplinką pacientams su demencija, tai jinai turi turėti 3 faktorius. Pirmas faktorius tai yra orientacija, kad žmogui būtų lengva orientuotis aplinkoje, kurioje jis gyvena. Savarankiškumas, tai reiškia, kad mes turime kuo ilgiau stengtis, kad žmogus išliktų savarankiškas. Ir saugumas. Na, tai savaime aišku, kai žmonės sunkiai orientuojasi aplinkoje, tai turi visa ta aplinka būti jiems saugi. Jeigu taip kalbėti jau giliau, tai kas yra orientacija? Kadangi gyventojas praranda trumpalaikę atmintį, bet jis turi ilgalaikę atmintį, tai jam reikia kažkaip tai tų tokių užuomenų, kad jis suprastų, koks yra dabar laikotarpis, koks yra laikas, tai sakėm, laikrodis gali būti, kalendorius ant sienos, kad būtų viskas aišku, kurioje vietoje jis yra, kur duris išėjimo, kur, sakykime, tualeto duris ir panašiai. Tai va, ir aišku, tą ilgalaikę atmintį, kad palaikyti, tai įvairios kambaryje nuotraukos, iliustracijos, galbūt iš jaunystės laikų, tai visa tai ir baldai gali būti. Kalbant apie savarankiškumą, tai aišku, tai, kad kuo ilgiau žmogus išliktų savarankiškas, kuo lengviau, kad jį būtų prižiūrėti slaugos personalai, kad ta priežiūra galėtų būti minimali ir kad jis kuo daugiau tų kasdienių darbų atliktų pats savarankiškai. Na ir saugumas, tai aišku, kad tie žmonės, jie dažnai būna ir susierzinę, jie gali būti agresyvūs, jie netenka pusiausvyros, tai iš tikrųjų kambarį viskas turi būti pakankamai saugu, laisvas priėjimas, kuo mažiau aštrių kampų balduose, kad jis kuo mažiau susižeistų. Toliau mes dar apie tai daugiau pašnekėsim. Tai va, tai kalbant apie orientaciją ir aiškumą, tai aiškus ženklai piktogramos, kur tualetas, kur valgomasis, kur kambarys, viskas turi būti didelėm raidėm, kažkokiais paveikslėliais, kaip ar nuotraukom, kaip, sakykime, žmogus geriau pats supranta. Spalvų kontrastai, tai taip, durys vienos spalvos, grindys kitos, sienos trečios, viskas turi būti skirtingų spalvų, kad žmogus lengviau orientuotųsi erdvėje.
Ir asmeniniai daiktai, tai kaip ir kalbėjome, negalima ir prie kambario kažkokias tai nuotraukas ar daiktus pažįstamus padėti ir kažkokius galbūt simbolius, kas tam žmogui padėtų atpažinti, kad čia būtent yra jo erdvė, jo kambarys. Saugumas, tai neslystantis paviršiai, grindys, jos turi būti neslidžios, kuo mažiau kilimų turime naudoti, kurie nekeltų pavojų, kad už jų galima užkliūti. Na ir žinoma, turėklai, rankenos, jos visur ir prie laiptų, ir koridoriuose, ir vonios kambariuose, ir netgi kambariuose jos gali būti. Ir įvairios apsaugos nuo klaidžiojimo, tai ten, kur nereikia tam žmogui patekti, ten tos patalpos turi būti užrakintos. Duris, į kurias jis neturi eiti, kažkaip jos turi būti kitaip nuspalvintos, kad jos nekristų į akis. Na ir aišku, galima naudoti įvairiausių GPS prietaisus ar signalizacijas, jeigu žmogus nueina ten, kur mes nenorim, kad jis nueitų. Namų jaukumas, pažįstama aplinka, tai taip, ta aplinka turi būti kuo labiau panaši į namų aplinką. Žmonėms geriau jaustis yra, kai yra mažos kažkokios grupės ar bendruomenės, tai geriausia kažkaip juos atskirti kažkokiam bloke, tai gali būti 6-8 žmonės, nedaugiau, jiems tada bus smagiau ir paprasčiau gyventi, aišku, ir personalui lengviau prižiūrėti žmonės. Kaip ir sakėm, pažįstamas interjeras, tai gali būti baldai, galbūt iš namų žmogus gali kažką tai atsivežti, tai yra jaunystės kažkokie prisiminimai, tai foteliai, sakykime, užuolaidos, paveikslai, būtent, kad žmonės jaustųsi saugiai toje aplinkoje. Na ir kvapai, garsai, tai aišku, kvapų terapija gali būti taikoma, pažįstami garsai tokie kaip muzika iš jaunystės laikų arba kažkokia raminama, arba kaip tik žadinanti prisiminimus. Kalbant apie valgymą, kasdienės veiklas, tai iš tikrųjų turi būti irgi visos tos patalpos, kad būtų galima lengvai orientuotis. Valgykloje spalvoti indai, kad jie gerai matytųsi ant stalo ir pakankamai paprastas meniu, nes irgi tiem žmonėm čia yra iššūkis, jeigu kažką tai mes tokio įmantraus jiems pagaminame. Kasdienė rutina turi būti palaikoma, kad jiems būtų lengva orientuotis, ką ir kaip daryti. Na ir aišku, veikla, kurią jūs turbūt savo globos įstaigose tikrai vykdote su visais savo globotiniais gyventojais. Tai gali būti sodininkystė, menas, tai gali būti ir maisto gamyba, aišku, fizinė veikla, kuri skatina gerą nuotaiką ir iš tikrųjų palaiko tą savarankiškumą ilgiau. Visa tai, kas palengvina tą kasdienį gyvenimą. Apšvietimas. Kalbant apie apšvietimą, tai dienos metu, aišku, tai kuo daugiau natūralios šviesos, kad būtų aišku, kad tai yra diena, o vakarinis apšvietimas turėtų būti pakankamai toksai neryškus, šiltas, kad žmogus nejaustų nerimo ir kad jam būtų lengviau užmigti, bet tuo pačiu ir būtų galima orientuotis aplinkoje. Na ir naktiniai šviestuvai, žinoma, tai kad būtų saugu judėti naktį, tai gali būti apšvietimas po lova arba į judesį reaguojančios kažkokios lemputės, būtent kurios užsidega tada, kai asmuo nori nueiti, pavyzdžiui, į tualetą. Na ir sensorinė stimuliacija, taip, apie kurią mes taip pat irgi jau daug šnekėjome, tai kad turi būti sensorinės zonos, kurios gali būti ir koridoriuje, ir kambariuose, ir paskui aš dar daugiau tų pavyzdžių parodysiu, kažkokias tai sienos su įvairiomis tekstūromis, kurias galima liesti, čiupinėti, prisiminti, pauostyti ir galbūt netgi paragauti. Įvairiausias atminties sienos, kaip paveikslėlį jūs matote, ne, kad čia netgi tokios atskiri kaip kambarėliai, kaip zonos, jos gali būti kiekviena su kažkokiu savo pavadinimu, galbūt vienas tai yra jūra, ne, kita yra miškas, arba kiekvienas asmuo gali turėti kažkokią savo tokią privačią zoną, būtent tam, kad palaikyti tą tapatybės jausmą, kad prisiminimus sukelti. Na ir kalbant apie spalvas, turbūt irgi ne naujiena, ne, kad, kaip ir kalbėjom, baldai turi turėti tos kontrastus, ne, kad kraštai būtų atskirti. Ir aišku, jeigu kalbant apie sienų ir grindų spalvas, tai
Šiltos spalvos jos stimuliuoja, jos įkvėpia, tai jos galbūt labiau tinkamos bendro naudojimo zonoms, koridoriams, o šaltesnės spalvos turi raminamai ir atpalaiduojamai poveikį. Tai kalbant apie miegamąjį ar sensorinį kambarį, tai turbūt rekomenduotina būtų šaltesnės spalvos naudoti šitom patalpom. Ir dabar tiesiog pereisim visas tas patalpas atskirai, miegamasis, kokios tos pagrindinės savybės, tai kaip ir kalbėjau, raminančios spalvos, ten melsvos, žalsvos, gali būti pilkšvos, kažkokios neutralios, kurios būtent skatina atsipalaiduoti. Paprastas baldų išdėstymas, baldai prie sienų, kad neužimtų daug vietos, kad mažesnė būtų griuvimo rizika. Kaip ir sakėm, čia yra pavaizduotas kambarį kilimas, bet kaip mes ir šnekėjom, iš tikrųjų tie kilimai gali irgi kelti pavojų, tai gal turbūt geriau, kad to kilimo ir nebūtų, ne? Žymėjimas ir užrašai. Ant baldų patartina daryti kažkokius žymėjimus, sakykime, kas ten sudėta, kad žmogui būtų paprasta orientuotis, kas ten yra šitame stalčiuje ar lentynoje padėta. Atminties pagalbinės priemonės, tai irgi parodysiu, yra visokios tos atminimų lentos, kur galima dėti ar nuotraukas, ar kažkokius asmeninius daiktus, būtent tai, kad primintų žmogui, kad čia būtent yra jo ir susiję su jo gyvenimu. Na ir apie grindis taip, mes jau pašnekėjom, paviršiai turi būti neslystantis ir geriausiai, kad kilimėlių jokių nebūtų. Ir apšvietimas, minkštas, išsklaidytas apšvietimas, tai yra įvairios naktinės lemputės, arba mes matome baldus kažkokie šviestuvai montuoti, gali būti netgi už baldų panelių kažkur tas apšvietimas, būtent, kad jisai nebūtų labai ryškus. Svetainė, tai taip pat patogus baldai, tai jeigu, sakykime, mes ten turim kėdės ar fotelius, gali būti jie ir su ta papildoma atsikėlimo funkcija, kad žmogui būtų lengviau iš jų atsikelti, atsistoti ir atsisėsti. Interjeras turi būti pakankamai irgi ramus, ten naudojami turi būti pažįstami daiktai, kažkokie, kaip ir sakiau, baldai, galima juos galbūt netgi įsigyti kažkur tai, sendaikčių turguose, ar kaip ir sakiau, gali ir padovanoti kas nors iš savo namų, būtent, kad jie primintų tą dar jaunystės aplinką šitiem žmonėm. Kontrastingos spalvos, tai kaip buvo minėta ir anksčiau, tai grindys turi būti vienos spalvos, sienos turi būti kitos spalvos, durys gali būti trečios spalvos, kad viską būtų labai lengva atskirti ir žmogus žinotų, kur eiti ir kaip orientuotis ir kad būtų lengviau matyti visus objektus. Baldai be aštrių kampų, visi užapvalinti ir, aišku, kažkokie įdomus daiktai, kurios galima būtų patyrinėti sėdint toje svetainėje, kažkokios ar atminimo dėžutės, ar veiklos dėžutės, ar panelės tos pačios, paskui dar parodysiu, ką galima ir prie baldų pritaisyti, kokius tokius mini sensorinius dalykėlius, tai visą tai galima padaryti svetainėse. Kalbant apie vonios kambarį, tai aišku irgi, kaip ir šnekėjom, viskas turi būti aiškiai matoma, grindys turi būti vienos spalvos, sienos kitos, o porankiai turi būti irgi kitos spalvos negu sienos. Tam, kad žmonės irgi atskirtų ir tualeto sėdynę, kur yra porankis įsikibti, kur yra kėdutės įsėsti. Taigi, kažką labai girdžiu, galite išjungti mikrofoną. Tai visi turėklai yra aplink kriauklę ir prie klozeto ir duše ir visos tos kėdutės, aišku, patogiai atsisėsti, jos turi būti. Savaime, aišku, tai dažniausiai tie žmonės eina į vonios kambarį su priežiūra, tačiau jeigu mes norime tą savarankiškumą kuo ilgiau palaikyti, tai vis dėlto ta vonia ir turi būti saugi tam, kad žmogus galėtų savarankiškai ją naudotis. Maišytuvai ko paprastesni, kad nebūtų ten iš dviejų dalių, tiesiog su viena rankenėlė. Na ir apšvietimas turi būti pakankamai ryškus vonioj ir galbūt su judesio jutikliais, jeigu žmogus naktį ateina pasinaudoti tualetu, tai kad ta šviesa įsijungtų tuomet.
Virtuvė. Kalbant apie virtuvę, tai jeigu mes dar leidžiame žmogui naudotis virtuvę ir jis tai gali daryti, tai geriausia, kad visos spintelės būtų arba su stiklinėmis durimis, arba tai būtų atviros lentynos, kad visi daiktai būtų aiškiai matomi, kad būtų lengvai pasiekiami. Jeigu mes turime kažkokių tai daiktų, kuriuos mes nenorime, kad tas žmogus pasiektų, tai stalčius ar spintelės mes turime dėti saugos užraktus, kuriuos jis pats neatidarys. Kaitlentė, jeigu naudojame, tai geriausia, kad tai būtų indukcinė kaitlentė, nes tuomet ir nudengimų mažesnė tikimybė ir jinai pati išsijungia, kai yra nenaudojama ir pakankamai saugus dalykas. Na ir aišku, paprastas išdėstymas, kad viskas būtų aiškiai matoma, daiktų ne per daug ir jie visi labai lengvai pasiekiami ir prižiūrimi. Na, o kalbant apie sodus, apie lauko erdves, tai irgi tai įvairūs takeliai, jie turėtų būti lygus, kad žmonės neužkliūtų, kuo mažiau bortelių kažkokių tai, slenkstelių. Poilsio vietos įrengtos, kažkokie patogus irgi suolai ar kėdės poilsiui, nuo kurių paskui lengva būtų atsistoti. Na ir kad būtų ką veikti, tai turėtų būti, kažko mes turėtume sugalvoti, pavyzdžiui, kažkokios pakeltos gėlynų lysvės, įvairūs sensoriniai augalai, kuriuos nepavojinga liesti ir galbūt net ragauti, kad nebūtų galimybė žmogui apsinuodyti. Tai gali būti levandos, matot, našlaitės, kurių lapelius, sako, galima valgyti, krapai, salotas galime, įvairiausių tekstūrų tų augalų yra ir mes juos galime pasodinti tiesiog ir kad žmogui nereiktų labai žemai lenktis, tos lysvės aukštai ir jos galima ten tyrinėti. Na ir aišku, tvoros tai yra saugumas, tai yra uždaros erdvės, kad žmogus niekur nenuklystų, kur nereikia. Ir dabar kalbant apie visą tą įrangą, kurią mes galime naudoti, kad visą tai užtikrinti, tai kalbant apie saugumą ir stebėseną, tai yra daugybė tų priemonių, tai pavyzdžiui, GPS apyrankės ar laikrodžiai, kurie padeda rasti pacientui, jeigu jis išeina iš teritorijos. Tai man čia išmetė tokias keletą pavadinimų. Nežinau, kiek jie, sakykime, veikia Lietuvoje pas mus. Čia yra turbūt šiek tiek galbūt problema ir dar su mūsų mobilių operatorių, sakykime, galimybėmis susieti, kadangi mes tų priemonių neturim, aš turbūt negalėsiu jums daug papasakoti, tik tai tiek, kad tokie dalykai jau tikrai yra. Durų jutikliai su signalizacija, tai kad žmonės neklaidžiotų ten, kur jiems nereikia, tai jie būna ir integruoti į saugos sistemą, mes turime tokias priemonės alertą, kurias vėliau jums dar kartą parodysiu, būtent tie visi jutikliai ir judesio ir durų atidarimo. Tai judesio jutikliai, aišku, fiksuoja, jeigu žmogus išeina ten, kur jam nereikia išeiti ir duoda mums signalą. Taip pat yra tos iš lovo išlipimo sensoriai ir sistemos, kurias vėliau jums parodysiu. Ir antigriuviminiai kilimėliai, tie patys, kaip ir kalbėjome, yra pas mus SafeSense sistemos ir alerta, kurie signalizuoja, būtent jeigu pacientas atsikelia iš lovos, išeina ir laiku negrįžta. Na ir, kaip sakėm, indukcinės kaitlentės su išjungimo funkcija, tai būtent, kad saugiai gaminti maistą, tai čia yra daugybė tų kaitlenčių įvairiausių firmų, tai aš manau, kad čia niekam nėra naujiena. Apie kasdienio gyvenimo ir priežiūros įrangą, tai visų pirma, tai yra lova. Lova, kurioje pacientas tikrai praleidžia ilgą laiką ir gyventojas, kadangi, kaip ir sakėm, demencija dėja yra tokia liga, kur mes vis žengiam laipteliu žemyn ir ta būklė tikrai negerėja, jinai blogėja. Per kiek laiko tai atsitinka, tai įvairiai, kitiems būna tai labai tas regresas staigus, kitiems tai būna ir 10 ar daugiau metų, tačiau faktas yra tas, kad geriau jau žmogui nebus. Taigi ta lova, kai mes ją įsigijame, visada turime galvoti ten 10 metų į priekį, tai jinai turi būti kuo žemiau nusileidžianti,
kuo lengvesnis įlipimas būtų, apsauginiai turėklai, kurie galėtų reguliuotis irgi pagal tą būklę būtent paciento. Su kritimų prevencijos sistema dažniausiai jau tos lovos būna ir būna jos su naktiniu apšvietimu. Manau, kad jau jūs apie tas lovas žinote nemažai, kadangi aš ir pati esu dariusi webinarą ir pasakojusi, kokios tos lovos būtų. Jeigu jums yra įdomu, tai pas mus yra Movitas, Sentida lovos, būtent jos yra pritaikytos tokiems pacientams. Ir aišku, kuo skiriasi, buvo neseniai pas mus diskusija, kuo skiriasi slaugos lova nuo ligoninės lovų, kurios dabar yra pas mus CPO katalogė, tai vis dėlto slaugos lovos, taip, jos yra visai kitokios, joms yra visų pirma reikalavimas, kad jos labiau primintų tą namų aplinką, kad jos būtų su medžio apdaila, kad jos kuo žemiau nusileistų ir tos funkcijos šiek tiek jos skiriasi, nes tai, ko mums reikia ligoninėse, mums nebūtinai reikia slaugoje, o slaugoje mums galbūt reikia šiek tiek kitų funkcijų negu ligoninėse. Naktipodžio kėdės, tai taip, jeigu mes nenorime, kad žmogus eitų kažkur toli, keltųsi į tualeto patalpą, tai mes jiems dedame naktipodžio kėdę, jos gali būti su ratukais, gali būti be ratukų, tikrai yra dabar didžiulis pasirinkimas. Paaukštintas klozeto dangtis su porankiais, jeigu žmogus eina dar į tualetą savarankiškai, kad būtų lengviau atsisėsti ir atsikelti. Na ir aišku, tie visi turėklai ir porankiai prie sienų, prie dušo, prie klozeto. Geriausia, kad jie būtų, aišku, nerūdijančio plieno, ilgalaikiai, ilgamžiai ir ergonomiški, gražiai išformuoti, kad tie, sakykime, tvirtinimo elementai jie būtų uždengti, nes labai negražiai atrodo iš tikrųjų tie visi varžtai, kur kartais mes matome, jie pradeda, aišku, ir rūdyti, ir užkliūti už jų kartais gali žmogus ir iš tikrųjų ir įsibrėžti, ir susižeisti. Orientacijos ir apšvietimo priemonės, tai kaip ir šnekėjom, tai yra įvairiausi judesio davikliai, kai įsijungia šviesą atėjus pacientui tam tikrą patalpą, arba kaip ir sakėm, po lovą apšvietimas įsijungia, jeigu žmogus atsikelia naktį, įvairios orientacinės lentelės su paveikslėliais, kur galima rasti ir parodyta, kur yra tualetas, kur yra valgomasis, kur yra miegamasis. Ir aišku, įvairios spalvotos kažkokios ikonėlės ar būti raidės, nežinau, galbūt kažkokios iliustracijos, čia turbūt jūs geriau pažįstate savo gyventojus, sužinosite, kas jiems galbūt geriau. Skaitmeninis laikrodis su kalendoriumi, kuris rodo laiką, kuris rodo datą, kuris šiandien, kokia savaitės diena, tai tų irgi įvairiausių yra, sakykime, lentų, laikrodžių. Na ir ryškus kontrastingi baldai, apie ką mes išnekėjome, net tie apvadai, kad būtų aišku, viskas matoma, kur yra kraštas, kur įsikibti, jeigu, sakykime, žmogus krenta, kad jis matytų, kur būtent, pavyzdžiui, lovą galima įsikibti, arba vonios patalpoje, kad jis matytų, kur yra konkrečiai porankis, kurį galima įsikibti. Na, čia tiesiog pridėjau tą iliustraciją, kaip tai gali atrodyti. Na, kalbant apie komunikaciją, apie tą priminimą, tai irgi dabar yra tų įvairiausių sistemų, mes naudojame jau ir tą dirbtinį intelektą, yra įvairios planšetės, sakykime, per kurias galima daryti vaizdo skambučius, rodyti nuotraukas, leisti muziką, visokiai padai, taip pat yra visi tie balso primintuvai, į kurios galima įrašyti ir kažkokius priminimus, kad reikia išgerti vaistus, kad tai eiti pietauti laikas ir panašiai. Tai čia apie tos mes kalbam kaip Alexa, turbūt daug matėt jau dabar ir tų juokingų vaizdelių, kaip senyvo amžiaus žmonės bendrauja su dirbtiniu intelektu, su Alexa ir visai jiems smagiai sekasi iš tikrųjų ir toks irgi, kaip sakyti, ir laisvalaikio gali būti praleidimo forma. Aišku, nepamirškim, kad gyvas žmogus niekada nebus pakeistas dirbtinio intelekto ir mes turime visų pirma bendrauti vieni su kitais, bet tačiau visas inovacijas tenkimės irgi panaudoti ir savo gyventojams.
Na ir slaugos personalo iškvietimo sistema, tai įvairius tai mygtukai, slaugos sistemos prie lovos, mygtukai, kurie kabinami, gali būti ant kaklo, bevėliai visi, apyrankės kažkokias, tai visa tai yra. Na ir sensorinė emocinė stimuliacija, čia turbūt aš irgi daug jums nesiplėsiu, kadangi, kaip ir sakiau, mano kolegė jau daug apie tai pasakoja, tai yra įvairiausių priemonių ir dėžučių, ir pagalvėlių, ir atminimo kampelių, lentų, kambarių, mes galime daryti viską, mes galime daryti ir sensorinius sodus, kurie yra viduj, patalpoje, mes galime įrengti įvairiausius sensorinius kambarius, aplinkas, galime netgi atvežti į kambarį, ką vėliau jums parodysiu. Tai visa tai yra rekomenduojama taip pat žmonėms su demencija, nes sensorinė stimuliacija iš tikrųjų sulėtina visus tos procesus. Na ir taip, kaip ir minėjau, demencija tai yra laiptai žemyn deja, ir kaip ir sakėm, kiekvienam tie žingsniai vyksta sava trukme, vieniems tai yra labai greitai, kitiems galbūt lėčiau ir ilgiau užtruksta. Tačiau mums, kaip tų patalpų rengėjams ir planuotojams, visada reikia apie tai galvoti. Ir kodėl aš tai norėjau pažymėti, kad, sakykime, jeigu dabar jūs turite patalpas žmonėms su demencija ir ten yra pas jūs kokie 4 gyventojai, kuriems yra reikalinga visiška priežiūra, tai dėja toliau ir kiti gyventojai, kurie dabar gyvena pakankamai savarankiškai, jiems toliau irgi to reikės. Tai, sakykime, rengiant tas patalpas, vis tiek mums reikia pagalvoti, kad visiems jiems reikės tų lovų specializuotų ir visiems jiems reikės kitos specializuotos įrangos, pavyzdžiui, tokių kaip kelimo sistemos, kažkokie prausimo vežimėliai ir panašiai. Ir tiesiog su kiekvienu to laipteliu tos įrangos reikės vis daugiau. Ir vėliau aš jums tiesiog papasakosiu, kokie tie sprendimai gali būti, kad ne iš karto neinvestuojant labai didelius pinigus, bet apie tai galvojant į ateitį. Na ir vienas dalykas pakankamai naujas, kurį aš norėjau šiandien jums papasakoti, tai yra tokia Memoriano koncepcija, Memoriano kambarys. Jis yra sukurtas vienu iš mūsų partnerių ir būtent kaip, sakykime, čia turbūt labiau eina kalba apie miegamąjį, kaip galima sukurti tą kambarį būtent skirtą pacientams su demencija, kad jiems būtų ten ir saugu, ir lengva orientuotis. Tai kaip ta koncepcija buvo sukurta ir kuo jinai paremta? Jinai iš tikrųjų paremta yra 3 pagrindiniais principais: orientacija, savarankiškumas, saugumas, apie ką mes ir kalbėjome, ir orientacija, tai kad baldai išdėstyti taip, kad gyventojas lengvai orientuotųsi savo kambaryje, o slaugytojams, sakykime, reikia minimaliai įsikišti į tą jo kasdienę rutiną. Saugumas, tai aišku, baldai buvo jie specialiai sukurti tam, kad jie būtų saugus, tai ir spalvų koncepcija, ir visi suapvalinti kraštai, ir kad žmogus galėtų judėti be kliūčių ir atpažintų, kur kas yra padėta. Ir ta nepriklausomybė, žinoma, tai taip, kad kuo daugiau žmogus galėtų daryti savarankiškai, visą tą savo dienos rutiną susitvarkyti savarankiškai, tai daiktų laikymo vietos buvo pažymėtos ir jos yra išdėstytos, sakykime, tokiame aukštėje patogiame, kad būtų lengva pasiekti. Taigi, kalbant detaliau, tai orientacija, kas tai buvo lova sukurta būtent su to naktinio apšvietimu, kad jis įsijungtų naktį, kai žmogus atsikelia iš lovos, arba mes galime ir per visą naktį iš tikrųjų tą apšvietimą palikti. Toliau šviesos įrengimas virš lovos, tai galima į specialią tą panelę už lovos įmontuoti šviestuvus arba ten, sakykime, viršuje kažkur tai, kad ta šviesa nebūtų tokia ryški. Toliau yra ta prisiminimų lenta, tai kurioje yra ten
ir laikrodis, ir kažkokios tai nuotraukas, kad žmogus orientuotųsi, kad jis yra būtent savo kambaryje, spintos su permatomomis durimis, kad matytųsi, kur kas yra padėta. Ir kita dalis yra rakinama ir pasiekiama tik slaugos personalo. Toliau vieta drabužiams pakabinti, kelios pakabos, viskas aiškiai matosi, kur kas sudėta ir pakabinta. Ir, kaip ir sakiau, visas tas ženklinimas komodose ar spintose, viskas yra surašyta, paženklinta, kur kokie daiktai yra sudėti, kad žmogus galėtų lengvai orientuotis. Na ir va čia tas vėl kambarys, kurį aš prieš tai jums rodžiau, tai būtent matome mes čia ir komodą, ir lovą, ir pakaba, ir tas apšvietimas, ir visi tie žymėjimai yra padaryti. Ir kalbant apie lovą, kaip ir minėjau, geriausia vis dėlto galvojant į ateitį, tai turėti žemai nusileidžiančias lovas, iki kokių 23-25 cm bent jau, kad būtų kuo mažesnis pavojus žmogui iškristi iš lovos naktį. Mes naktį tiesiog galim nustatyti tą žemiausią padėtį, jeigu žinome, kad žmogus gali iškristi. Na ir aišku, tie šoniniai turėklai. Jeigu mes turime šoninius turėklus 4 dalių, tai yra daug lengviau pritaikyti žmogui pagal jo būklę, ar jis, sakykime, jau reikalauja visiškos tos apsaugos, ar jam galbūt tie turėklai yra reikalingi tik tais tam, kad jis orientuotųsi, kad jis guli lovai, ir kad jam būtų tie turėklai tik tais tam, kad jis lengviau atsikeltų iš lovos. Apie tai galima pagalvoti. Na ir aišku, žiūrint į ateitį, turbūt jau esu minėjusi, kad kai kuriuose Europos šalyse mes negalime apriboti žmonių laisvės pagal įstatymą, tai yra negalima laikyti visiškai pakeltų šoninių turėklų. Tai, sakykime, 4 dalių turėklai yra labai geras variantas, o turint omeny, kad mes nepriklausom Europos Sąjungai, didelė tikimybė, kad ateityje ir pas mus jau bus tas reikalavimas, tai 4 dalių šoniniai turėklai, jie palengvina šitą užduotį, tai mes galime tiesiog pakelti ties galvūgaliu, sakykime, tos turėklus, o kitus nuleisti, arba laikyti jos nežymiai pakeltus, tam, kad neapriboti žmogaus laisvės, bet tuo pačiu užtikrinti tą saugumą. Ir čia tiesiog parodytos visos tos padėtis, kurios gali būti su 4 dalių šoniniais turėklais, kai pirmas tas variantas, kai nuleisti tiesiog yra tokia kaip ir orientacija, kad čia yra lovos kraštas, Pirmoji ta padėtis, kai neaukštai pakelti, irgi gali būti naktį, pavyzdžiui, padaryta taip, kad žmogus orientuotųsi, kad jis guli lovoje, pasisukdamas ant šono ir užčiuopdamas turėklą, arba, kaip ir sakiau, galvūgalėje pakelti turėklai, lengva tada iš lovos atsikelti, nes žmogus atsisėda ant lovos krašto, pasiremia ir atsistoja. Na ir aišku, jeigu reikia visiško saugumo, tuomet mes tos šoninius turėklus pakeliam. Dažniausiai tai yra tada, kai jau mes kalbam apie žmogų, kuris tikrai pats jau nesikelia savarankiškai iš lovos ir galbūt jis guli ant kokio vartymo įrenginio ir ta apsauga yra reikalinga. Tai iš tikrųjų žemai nusileidžianti 4 dalių šoninių apsaugų lova, jinai užtikrina ir tą orientaciją, užtikrina savarankiškumą ir užtikrina saugumą tuo pačiu. Tai nes yra daugybė tų padėčių, daugybė galimybių ir galimybė pritaikyti kiekvienam gyventojui asmeniškai pagal jo būklę ir poreikius. Na ir čia tiesiog pavyzdys, kai žemai nusileidus lovą nakties metu, matot, turėklas vienas šiek tiek pakeltas, tiesiog, kad žmogui būtų lengviau orientuotis, kur jis yra ir tuo pačiu nėra rizikos iškristi iš lovos, o jeigu ir iškrista prasme, tai nėra rizikos susižeisti. Kalbant apie savarankiškumą, tai kas pažymėtina Memorianos kambaryje, tai, sakykime, atviros kažkokios spintelės, lentynėlės, kur žmogus gali savarankiškai kažką pasimti, pasiekti. Aišku, tai yra porankiai, apie kuriuos mes kalbėjome, įsikibti saugiai, spintos su atvirom durim stikliniam tam, kad žmogus matytų, kas yra spintoje sudėta, o ten ta dalis, kur mes nenorim, kad gyventojas pasiektų, tai yra tiesiog rakinamos spintos duris.
Kabyklos, kaip ir kalbėjom, galima pasikabinti paltą, galime pasidėti lazdelę ir spintoje gali būti montuotas dar toksai ištraukiamas veidrodis pagal pageidavimą. Kiti, sakykime, demencija sergantis asmenys nelabai mėgsta veidrodžių, gali, sakykime, įsigąsti arba gali jiems sukelti agresiją, tai, sakykime, tas veidrodis todėl jis yra padarytas ištraukiamas, būtent, kad ne visą laiką jis būtų kambaryje, o galbūt tik tais pagal poreikį. Na ir kalbant apie savarankiškumą, atlikti tokie tyrimai buvo, kur nustatytos tam tikros aukščio ribos, kurios yra lengvai pasiekiamas senyvo amžiaus žmonėm. Ir pagal tos tyrimus, tai jeigu tai yra virš 1,70 m, tai aišku yra erdvė, kur žmogui yra sunku pasiekti jau kažkokius tai daiktus, nes tai paprastai yra virš žmogaus ūgio. O ta erdvė tarp 70 cm ir 1,70 m būtent yra ta erdvė, kur žmogui yra lengviausia pasiekti daiktus. Tai jeigu mes norime padėti daiktus, kuriuos gyventojas pats pasiektų, tai mes turime būtent orientuotis į tokį aukštį. Na ir jeigu žemiau 70, tai būtent taip pat erdvė yra, kur jau reikia lenktis ir sunku pasiekti ir yra didelė griuvimų rizika, ne, žmonėms. Tai va, tai visas tas konceptas, visi tie baldai būtent irgi taip yra apgalvoti ir padaryti, kad ta dalis, kuri pasiekiama gyventojų, būtent tame aukšte tarp 70 ir 1,70 m. O jau ten, kur mes nenorim, kad gyventojas pasiektų, sakykime, komodos apatiniai stalčiai, arba, kaip sakiau, spinta, tai jie yra daromi rakinami ir pasiekiami tik personalui. Kodėl mes norime tą savarankiškumą kuo ilgiau palaikyti? Nu, tai aišku, kad kuo ilgiau žmogus gali daugiau pats padaryti, tuo ilgiau išlieka ta motyvacija, sakykime, ir aišku, žmogus, kai daro pats, jis labiau pavargsta ir tada dienos pabaigoje jis ramiau miega naktį, jeigu jis yra pavargęs. Na, o slaugytojams, aišku, iš tos pusės, kad kuo mažiau reikėtų pagalbos suteikti, tik tais galbūt tik tai priežiūra ir kažkokia minimali pagalba tam žmogui. Na, o kalbant apie saugumą, kas buvo Memoriano koncepcija, tai būtent visi apvadai, na, tarkim, lovos galai, lovagaliai yra su tais porankiais įsikibti ir, aišku, tas kontrastas padarytas, kad būtų aiškiai matyti. Ant spintos taip pat padarytas porankis įsikibti, kad žmogus galėtų. Visi kraštai yra suapvalinti, yra ryškiom spalvom, ryškesniem pažymėti. Kitos durelės, kur mes sakėm, kad nenorim, kad būtų pasiektos, jos yra paslėptos, kad nekiltų noras jų atidaryti. Ir apačioje, matot, ne komodoje, tai yra stalčiai, kurie yra visiškai lygus, tai yra, kad būtent tas gyventojas pats savarankiškai jau ten apačioje tų daiktų nedėtų arba neišsiimtų. Na ir erdvė, kaip tie baldai turi būti sustatyti, tai irgi yra ta filosofija, ne, kad lova būtų prieinama iš visų pusių, nes tai yra lengviau pačiam gyventojui ir slaugos personalui, taip pat stalas, komoda, visur, kad būtų tos laisvos erdvės ir kad kuo mažiau ta tikimybė kažkur tai užkliūti žmogui, ne, ir susižeisti. Na ir kalbant apie funkcionalumą lovos, tai aišku yra tos funkcijos, kurios skirtos pačiam gyventojui, jeigu jis dar gali savarankiškai naudotis, yra užraktas, jeigu mes nenorime, kad gyventojas jomis naudotųsi savarankiškai, ir paskui yra specializuotos funkcijos, kurios skirtos tik personalui, tai jau čia įvairūs lovadugnių išformavimai, nes, na, taip mes turim galvoti apie tai, ne, kad žmogus jau savarankiškai galbūt negalės atsikelti iš lovos, tai kad bent kažkiek tai tą padėtį jam pakeisti, pagerinti, pasodinti lovoje, pragulų prevenciją, aišku, atlikti, tai visos tos padėtys yra užprogramuotos ir šitos lovos turi. Čia kaip pavyzdys, ne, čia yra ta komforto funkcija,
kai ir jeigu turim mes tą lovą mobilią, jinai gali kažkur tai nuvažiuoti prie lango, į terasą, į verandą ir panašiai. Tai vat, visi tie baldai, visa kolekcija Memoriana, tai gali būti didesnė spinta, tai gali būti mažesnė spinta, tai yra komoda, panelė už lovos, na ir aišku pati lova, pakaba ir atminties dėžutė. Tai tokie pagrindiniai elementai, kurie būtent įeina į Memoriana kambario koncepciją. Na ir tiesiog visą tai, ką aš kalbėjau, ne, apie lovą, tai kas yra išskirtinio, kad jinai yra labai žemai nusileidžianti, automatiškai yra užprogramuotas 3 padėtis, 25, 40, 80 cm. Tai reiškia, jeigu mes paspaudžiam lovos kėlimą, ties 40 cm jinai automatiškai sustoja. Tai yra optimalus aukštis išlipti gyventojui iš lovos. Jeigu mes norime kelti aukščiau, nu, tai aišku, mes tada paspaudžiam ir keliam aukščiau iki maksimalios padėties, iki 80 cm. O nakčiai, kaip ir sakiau, galima tada nuleisti į žemiausią padėtį tam, kad užtikrinti saugumą. Ir tas kontrastas, ne, tai visi apvadai, jie irgi buvo padaryti būtent tam, kad būtų žmogui lengviau orientuotis. Ta panelė už lovos, jinai būtent yra su LED apšvietimu, jeigu jūs norite turėti, irgi tą kontrastą tokį duoda. Na ir aišku, dar papildomą jaukumo ta panelė duoda, būtent apie tą jaukumą ir apie medžio panaudojimą aš paskui dar jums vieną skaidrę parodysiu. Na ir ta prisiminimo lenta, ne, kur kalbėjome, čia už stiklo mes galime padėti kažkokias nuotraukas ar kažkokius daiktus, kurie yra susiję su tuo gyventoju, laikrodį, kalendorių, ne, mes kalbėjom, galime padėti. Tai galime kabinti ir prie durų, galime kambaryje, galime ir koridoriuje prie durų, aišku, tą dėžutę mes pakabinti, čia jau kaip jums atrodys protingiau ir naudingiau, kad gyventojai būtų lengva orientuotis. Na ir spinta, kaip ir kalbėjom, tai yra permatomos durys, viskas aiškiai matoma, viskas yra pažymėta, veidrodis ištraukiamas pagal poreikį, visi irgi kraštai yra padaryti tamsesnės spalvos, jie visi yra užapvalinti, papildomas yra porankis, žodžiu, visa ta koncepcija išlaikyta. Ir taip pat komoda, matote, ne, ryškus apvadai, permatomos viršutinės durelės, kad aiškiai būtų matytusi, kas ten yra padėta, o apatinė dalis yra neprieinama gyventojui, tik tai su slaugytojo pagalba, su personalo pagalba. Na ir tas aukštis, aišku, jis yra optimalus, kad būtų lengva atsiremti, atsistoti, pasiremti prie komodas. Ir paskutinis tas elementas tai yra pakaba, aišku, čia jau nieko tokio įmantraus nėra, tiesiog kad pakaba, kur aiškiai matytųsi daiktai ir galima netgi kažką pakabinti, kas irgi primintų žmogui, ne, kad čia būtent yra jo kambarys, kažkokį tai jo daiktą, galbūt skėtį kažkokį seną, ne, kurį jis naudoja. Na, čia tiesiog vat parodytas jau, ne, visas tas dizainas, kaip tai gali atrodyti ir gyvai, kaip tai jau yra kambarys, ne, sudėliotos standartinė ta spalva, vat kaip jūs matote paveikslėlėje, ne, šiek tiek ta riešutų, ar kaip čia, nežinau pavadinti, tą rudą spalvą ir paskui patamsinti kraštai. Aišku, galimi yra ir kiti variantai, tai čia tiesiog, jeigu bus įdomu, tai kreipkitės ir pagalvosim, apmąstysim ir užklausim gamintojo, kaip galima padaryti. Na ir čia tiesiog vat keletas yra pavyzdžių kambarių, apie ką mes jau kalbėjome, ne, kaip jie gali atrodyti. Čia yra svetainė arba poilsio zona. Čia vat yra vonios kambarys su ryškiais porankiais, kaip mes ir kalbėjome. Sienos, matote, ne pilkos yra, grindys baltos, o pati įranga yra mėlynos spalvos. O čia padarytos tokios jau kaip atminties, sakykime, kampeliai. Čia yra padaryta kavinė, kur gali pasijausti kaip, ne, kažkokios seno, sakykime, stiliaus kavinėje sėdintys žmonės. Čia vat išnaudota
koridoriaus irgi erdvė su kažkokiais fototapetais galbūt irgi galima iliustracijas pasikviesti, galų gale netgi dailininkus, ne, kurie nupieštų kažką tai ant sienų primenančio jūsų gyventojų jaunystę. Na ir kadangi ta visa Memoriano koncepcija buvo pakankamai sėkminga, buvo paskui toliau kuriamos tokios, sakykime, maži tokie dalykėliai, ne, kurios dar galima panaudoti. Tai įvairios pažinimo panelės, čia kaip pavyzdys yra, pavyzdžiui, medžiai arba gali būti miestai, kur irgi tas panelės pakabinti kambaryje ir tiesiog irgi jas liesti, ten būt kažką įdėti, ne, konkorėžius, kaštonus ir panašiai. Ir tiesiog, kad žmogus galėtų tą daryti kaip ir pažintinės, ne, funkcijas savo lavinti ir taktilinę stimulaciją ir panašiai. Tai va, toliau įvairūs paveikslai, nuotraukos, irgi mes galime sudėti įvairias tekstūros, maisto lentynėlės, ne, matote, ne, kažkoks paveikslėlis, maistas padėtas, ant lentynėlės pažįstami daiktai, pakabintas laikrodis ir panašiai. Visus tuos dalykus, aišku, jūs galite jau padaryti ir sugalvoti savarankiškai. Manau, kad pas jūs socialiniai darbuotojai pilni idėjų, kaip visą tai padaryti. Čia tiesiog vaizdinės, ne, idėjos, vat, sensorinė lentynos staliukas, netgi, vat, jeigu jūs turite stalą, ne, apačioje galima pritvirtinti irgi kažkokius, tai, vat, tokius smulkius daiktelius, ką galima patyrinėti, vat, matot, nesuverti kaštonai, kažkokį ratuką pasukti, kažkokią tekstūrą pridėti. Toliau ant porankio, ne, matote, nesensorinis, vat, padarytas porankis, tai yra ant kėdės ar fotelio porankio tiesiog pritvirtinti kažkokią tai lentelę su įvairiom tekstūrom ir žmogus sėdėdamas tiesiog va, daro taktilinę stimuliaciją, ne, kažką nagrinėja, galbūt kažką riša, kažką tai ten kažkokius karoliukus čiupinėja ir panašiai. Tai va. Ir tie visi elementai, va čia Memoriana kambaryje dar papildomai yra pridėti, taigi mes turime visą pilną tokį kaip ir kambario konceptą. Na ir čia keletas irgi dar pavyzdžių, kaip tie taktiliniai dalykai gali būti įkomponuoti į bendras erdves, tai va yra koridorius ir pakankamai didelės tokios taktilinės panelės, man visai jos tokios patiko, kur gali būti net ir keletas, ne, žmonių prie vienos prieiti ir pakankamai saugiai jas tyrinėti, nagrinėti, ir jų tas aukštis yra patogus ir saugus. Ir čia kitas variantas, ne, čia daugiau kažką tai lavinti galima, tas panelės, mačiau, kad ir pas mus jau daug kas globos namuose tokius dalykus naudoja. Na ir aišku, sensoriniai kambariai, čia yra pavyzdys, čia yra Kauno ligoninės geriatrijos centras, tai kur yra jau ir pats kambarys įrengtas ten su interaktyvia projekcija, būtent ir su įvairiais vaizdais ir garsais projektuojamais. Dar vienas pavyzdys, tai yra Marijampolės specialiai globos namai, sensorinis kambarys, irgi matote, ne, ir lova, ir fotelį atsisėsti, ir aišku, šviesos įvairūs projekcijos ir elementai. Na, o čia tiesiog jau užsienio mūsų partnerių pasidalinti vaizdai. Tai va čia Vokietijos globos namai, kur irgi būtent ta Memoriano koncepcija buvo panaudota, tai irgi matote tą komodą, ne, kambarys su lova stovi ir kaip atrodo tos bendrosios erdvės. Čia taip pat Vokietijos slaugos namai, Vischerhaus. Tai irgi matote, ne, lova, panelė su apšvietimu, komoda, su atminties lentelėm, visa ta koncepcija yra įkomponuota į kambarį gyventojų. Čia yra Belgija, bet irgi labai gražiai atrodantis tie kambariai, ne, ir lova, ir tos panelės, ir komodos, ir spinta. Tos spalvos tikrai labai gražiai sumoderuotos, sudėliotos. Niderlandai. Taip pat lovos, spintelės ir spintos, kaip atrodo. Na ir va čia, kur kalbėjau, ne, apie tą medžio apdailą, kad nebijokite naudoti ir kuo daugiau jos naudokite ir kodėl tos lovos slaugos neturi būti su medžio apdaila.
Tai tokį išgirdau pasakymą, kad vis dėlto yra tyrimų, kurie įrodo, kad jeigu bent viena paciento palatoje siena yra pagaminta iš medienos ar medžio tekstūros, tai paciento atsigavimas yra greitesnis ir netgi gali būti išmatuotas konkrečiais rodikliais. Tai iš tikrųjų naudokime tą medį, naudokime tą apdailą. Manau, kad globos namuose tai yra paprasčiau padaryti. Ligoninėse taip, mes turime griežtesnius higienos kažkokius reikalavimus, tačiau globos namuose jau mes tikrai galime tą sukurti jaukią namų aplinką. Taip, čia keletas tiesiog pavyzdžių, toje pačioje ligoninėje, aišku, galima padaryti vieną sieną, padarytą iš medžio, aišku, ir duris, ir spintos gali būti, tuo labiau, kad dabar mes turime tų įvairiausių medžiagų, kurios tikrai yra ir valomas, ir dezinfekuojamas, ir nebijo visų tų mūsų kažkokių despremonių, tai aš manau, kad tikrai tai tokia irgi mintis į ateitį. Ir taip pat tos bendrosios erdvės koridoriai, kur mes tikrai turime daugiau galimybių tą medį panaudoti, prašau, kaip labai gražiai atrodo. Tai tiek kalbant apie tos, sakykime, baldus ir bendrą baldų išdėstymą ir koncepciją. Jeigu jūs dominsite baldai, tai tikrai kreipkitės, mes turime jau ir kainoraštį jų, ir jeigu planuosite, tai drąsiai tikrai galime pasitarti ir dėl tų spalvų galime pasikalbėti. Tai jeigu kažkas tai rengiate kažkokius ar skyrius, ar globos namus atskirus pacientams su demencija, tai tikrai maloniai mes jums pagelbėsime šitoje vietoje. Na ir kalbant apie saugumą, aš minėjau, kad taip, mes turime daug tų sistemų kritimo prevencijos ar išlipimo iš lovos kontrolės sistemų. Tai aš jau apie jas pasakojau, taip pat irgi buvo webinaras, tai aš čia daug nesiplėsiu, tai yra SafeSense sistema, tai yra būtent lovos kilimėlis, kuris signalizuoja, jeigu pacientas išlipo iš lovos ir negrįžo laiku. Ir toliau yra dar vienas variantas, tai yra SafeSense 3, tai čia tiesiog truputėlį plačiau papasakosiu ir parodysiu skaidrės. Čia jau yra toksai labiau, sakykime, slaugos asistentas ir jis jau, ta sistema skirta ne tik tais tam, kad signalizuoti apie pacientų išlipimą iš lovos, bet jis turi daugiau funkcijų. Kaip ta sistema atrodo, tai taip pat tas pats kilimėlis, kuris dedamas į lovos vidurį, tą nejudamą dalį. Ir jis yra sujungiamas su ta kontrolės dėžute, ta pačioje baltą matote, ne? Ir prie jo dar plus gali būti inko kilimėlis prijungtas, kuris rodo drėgmės patekimą. Ir visa ta sistema siunčia signalus, ta dėžutė, į kompiuterinę programą arba apsatą vadinamą, kuris yra instaliuotas jūsų įstaigos pagrindinėme kažkokiame slaugytojų kompiuterė arba planšetėse pas slaugytojus arba mobiliuosiuose telefonuose, yra visi variantai. Ir jūs tada gaunate pranešimus. Kaip visą tai atrodo, tai jeigu mes matytumėm tą bendrą monitoriaus vaizdą, jis atrodo štai taip. Mes turime čia susivedę kiekvieno paciento duomenis, tai visa gali būti koduota, kadangi dabar yra duomenų apsauga, tikrai ne vardą pavardę, mes galime ten matyti kažkokius jūsų įstaigoje numatytus kodus ir tiesiog matome kiekvieno paciento, kuris turi tą sistemą, visą tą bendrą eigą. Jei out, jeigu raudona, tai reiškia išlipo iš lovos žmogus ir mums sistema jau duoda signalą, kad jis išlipo. Sakykime, geltonas spalva dar reiškia, kad pavojaus tokio nėra, bet jau artėja prie tos kažkokios kritinės ribos, kurią mes nustatėme. Na ir žalia, tai reiškia viskas tvarkoj. Na ir tiesiog per visą dieną galime tą grafiką įsitraukti, mes galime matyti atskirai kiekvieno rezidento, sakykime, tos duomenys ir kokius duomenys mes galime tos sistemos pagalba kontroliuoti. Tai štai taip atrodo būtent paspaudus nustatymų tą panelę, mums išmeta tokią lentelę.
Tai jeigu mes turime pajungtą inko kilimėlį, mes galime nustatyti drėgmės lygį, kurį mes jau norime, kad mums signalizuotų sistema, kad jis yra viršytas, ir mes gauname signalą, kad reikia pasižiūrėti, kad kodėl ten pateko drėgmė ar sauskelnė blogai išdėta, ar pacientas galbūt nusiėmęs sauskelnę savarankiškai. Toliau yra du variantai, tai yra arba motion arba dekubitus, tai yra judesiai arba pragulų prevencija, priklausomai nuo to, kokios būklės yra pacientas arba gyventojas. Tai jeigu tai yra savarankiškai dar besivartantis, judantis žmogus, tai tada mes naudojame tą motion judesio programą, tai yra mes nustatome, kas kiek laiko norime, kad jis judėtų, ir jeigu, sakykime, rezidentas per tą mūsų nustatytą laiką nepajudėjo, jau tada mes gauname pranešimą, kad reikia eiti ir pasižiūrėti, o kodėl, kas atsitiko, ar tiesiog žmogus miega, ar jau kaip ir reikėtų jam pagalbos padėti pakeisti, pragulų prevencijai ir panašiai. O jeigu mes jau turime tokį rezidentą, kuris sunkiai jau pats besivartai arba visai nesivarto, visai prikaustytas prie lovos ir mes turime keisti jam padėtį, tai mes tiesiog nusistatome tą intervalą, kas kiek laiko mes norime, kad mums sistema duotų tą signalą, paprastai ne kas 2 valandas tą padėtį mes turime keisti, ir tiesiog ateina signalas, kad reikia pakeisti paciento padėtį, pavirsti ant kito šono. Na ir paskutinis bed exit, tai tas išlipimas iš lovos, kurį mes galime irgi nusistatyti, kada mes tą signalą norime gauti, ar po 1 minutės, po 5, po 10, iki 30 minučių tas atidėjimas yra. Ir, sakykime, jeigu per mūsų nustatytą laiką rezidentas negrįžo į savo lovą, mes tuomet gauname signalą, kad jau kažkas negerai, ne? Tai va, tai toks slaugos asistentas, pagalbininkas, tą sistemą, jeigu jūs dalyvausite kitą savaitę, 28 dieną globos namų konferencijoje Priekulėje, tai tikrai kviečiame mes prie savo stendo, kur turėsime daug įrangos, aš dar priminsiu, kokios, tai ir būtent SafeSense 3 sistemą mes turėsime, tai jeigu norėsite apžiūrėti, tai drąsiai prieikite ir pasižiūrėkite. Na, o toliau tie paprasti kilimėliai, apie kuriuos mes jau esame jums pasakoję, tai čia ir judesio davikliai, ir mygtukai pagalbos iškvietimo, ir kilimėliai prie lovos, prie durų, į lovą, į kėdę gali būti padėti, ir kurie signalizuoja būtent, jeigu žmogus ar išėjo iš tos erdvės, kurios mes nenorim, kad jis paliktų, arba iš lovos, jeigu išlipo, gali būti tai ir čiužinys, ir jeigu yra tikimybė, kad iškris iš lovos, sakykime, rezidentas ir mums tada duoda signalą. Tai visos tos sistemos taip pat yra, ir taip pat mes jas turėsim, ir jeigu kas norėsit kitą savaitę pasižiūrėti, drąsiai prieikite. Ir kaip ir minėjau, kalbant apie saugumą ir kalbant apie tą perspektyvą laiptais žemyn, tai taip, vis tiek didžioji dalis tų gyventojų, jiems bus reikalinga pagalba mūsų papildoma. Tai rengiant tas patalpas, tikrai pagalvokite apie kėlimo sistemų rengimą. Variantai gali būti įvairiausi. Galite įsirengti kelis kambarius, kur jau bus kėlimo sistemos, ir ten gulė sunkiausi pacientai, keliuose kambariuose padaryti, pavyzdžiui, vienbėgius. Ir jeigu matysite, kad jau reikalinga kažkokia tai papildoma pagalba, nepablogėjus būkliai gyventojo, galima naudoti tokius mobilius keltuvus, kuriuos mes matote, čia pavaizduotas, kuris atsivežam, prisikabinam, pasikeliam ir naudojam. Aišku, visada stacionarus dalykas yra geriau ir pigiau, sakykime, negu tas mobilus sprendimas, bet tikrai tai yra vienas iš variantų, nes tam, kad vis dėlto įsirengti bėgius visose patalpose, jeigu jūs darote tas patalpas gyventojams su demencija, tai tikrai rekomenduotume. Na ir aišku, jeigu tai yra bendrosios kažkokios vonios patalpos, taip pat rekomenduojame ten irgi rengtis kėlimo sistemą, kadangi gali būti poreikis perkelti ar į mobilią vonią, ar ant klozeto, ar į dušo vežimėlį ir panašiai.
tai tikrai tos bendro naudojimo patalpos tikrai rekomenduotinos su kėlimo sistemom. Taip pat sensoriniai kažkokie poilsio, jeigu kambariai, nes galbūt mes norėsime pasodinti į masažo fotelį gyventoją, galbūt mes norėsime paguldyti ant vandens lovos, galbūt mes norėsime įkelti į kokį baseiną su kamuoliukais rezidentą. Tai su keltuvo pagalba tikrai mes galime silpnesnį pacientą perkelti būtent į tą patogią vietą ir leisti atsipalaiduoti ir tuo pačiu suteikti galimybę naudotis būtent to bendro naudojimo kažkokiom patalpom. Na ir vėl tiesiog keletas pavyzdžių tų visų kambarių, su polinkiais įvairių spalvų, kas gali būti. Čia yra irgi bendrosios erdvės, turbūt esu jau rodžiusi, čia yra mano darytos nuotraukos Vokietijos globos namuose, kaip atrodo, jie ten yra supirkę labai daug tokių senovinių dalykų, padarė daug erdvių žmonėms su demencija, kad jie ten galėtų, sakykime, prisėsti ir prisiminti jaunystę, galbūt kažkas tai dirbo su spausdinimo mašinėlėm, dar galbūt kažkas dar prisimins ir telefonus tos, kurios naudojo, su laidais ir rageliais, įvairius senoviniai šviestuvai, kėdės, paveikslai ir daugybė įvairiausių daiktų, kurios iš tikrųjų, manau, ir nemokamai galite daug kur rasti. Na ir taip, tai yra taktilinės panelės, tai yra įvairios iliustracijos ant sienų, kažkokie galbūt plakatai, skelbimai senoviniai, ne? Galima daryti kažkokias netgi tematikas, kai keičiasi metų laikai ir panašiai. Na ir kaip atrodo kambariai viduj. Taip pat galbūt kažkokie daiktai, kurios turėjo kažkokios kolekcijos, žmogus turėjęs, irgi gali atsivežti, pasidėti pas save kambaryje. Na ir čia tiesiog kaip išnaudoti tas bendrasias erdves, tai va čia, kaip ir sakiau, tos paveikslus, pavyzdžiui, galima keisti, pas mus žiema, vasara, ruduo, pavasaris, tiesiog, kad ir žmogui orientuotis būtų lengva, koks dabar metų laikas ir panašiai. Ir poilsio erdvės su sensoriniais elementais irgi, kuriuos mes turbūt esame jums jau ne kartą rodę. Tai va čia irgi toksai labai smagus dalykas, tai tos LED panelės, kurios dabar irgi daug kas rengiasi ir iš tikrųjų labai pagyvina bet kokią erdvę. Iliustracijos gali būti įvairiausios, mūsų puslapyje tikrai galite jas pasižiūrėti ir kokios jos gali būti ir sukurti kažkokią tai netgi savo tematikos kambarį. Tai va tas ta nuotrauka, kur jūs matote, sakuros šakelės ir tuo pačiu keltuvą, tai čia yra jau Lietuvoj, pas mus Šeduvos globos namai. Matote, kambarį įsirengė yra ir keltuvai ir tuo pačiu yra padarytas tos LED panelės tokios sensorinės. Ir taip, kaip gali atrodyti kažkokios sensorinės erdvės, sensoriniai kambariai, kur galima vykdyti kažkokias tai relaksacijas ar stimulacijas. Ir dar vienas sprendimas, tai yra mobili interaktyvi projekcija. Čia matot, vaizdas projektuojamas ant lubų ir žmogui vis tiek, kada jis jau ir nejuda, vis tiek galimybė kažką tai paįvairinti jo tą kasdienį gyvenimą ir rodyti kažkokius tai įdomius vaizdus. Taigi, kuo mes kaip Saugi Vita galime jums padėti rengiant patalpas gyventojams su demencija, tai kaip ir kalbėjom, tai aišku, slaugos lovos ir specializuoti baldai, tai yra Memoriana koncepcija, apie kurią šiandien papasakojau, tai yra įvairios kritimo prevencijos sistemos, slaugos asistentai, detektoriai ir panašiai. Tai yra, aišku, kėlimo sistemos, sprendimų, kaip ir minėjau, yra įvairiausių, tik tais nusakykite savo poreikius ir galimybės, ar mes jums čia padėsime. Sensorinės patalpos, kas be ko, tai ir taip pat įvairūs elementai, tai yra interaktyvūs įvairiausi sprendimai. Ir taip pat higienos patalpų įrengimas, visus tos porankius, kuriuos jūs matote tualetuose, taip mes juos turime ir galime taip pat jums padėti. Kūno apsauga taip pat reikalinga pacientams su demencija, tai čia įvairūs paminkštinimai šoninių lovų apsaugų, tai yra
inko pižamos, tai yra pirštinės, visa tai, ką jūs jau senai naudojate ir žinot. Taip pat tai yra pragulų prevencijos ir vartymo priemonės, kas reikalinga jau tiem žmonėm, kurie yra toje vėlyvojoje stadijoje. Na ir žinoma įvairiausia specializuota neįgaliųjų technika, tai yra komforto vežimėliai, komforto kėdės, tai yra vežimėliai, kurie atsilenkia, netgi į gulimą padėtį ir žmogų galime išvežti kažkur tai į lauką, net jeigu jis negali jau pilnai sėdėti, tai visą tai mes turime. Ir kaip ir minėjom, kitą savaitę, 28 gegužės, mes būsime globos namų konferencijoje Priekulėje ir turėsime didelį stendą. Ir ką jūs ten galite pamatyti, jūs ten tikrai galėsite pamatyti slaugos lovą naują Movitą su 4 dalių šoninėm apsaugom. Tikrai galėsite pamatyti kritimo prevencijos sistemas, tai yra ir SafeSense 3, apie kurią pasakojau, ir alertą. Tikrai galėsite pamatyti interaktyvią projekciją ir netgi pažaisti ir gyvai išbandyti. Ir aišku, specializuota neįgaliųjų technika, kolegė turės specializuotus vežimėlius, na ir daugybė kitos informacijos, higieniniai čiužiniai naujausi, tai kviečiame jūs ten, kas dalyvaus, tikrai prieiti, o kas nedalyvaus, tai drąsiai kreipkitės, jeigu jums kažkas pasirodė šiandien įdomu, tai mes tikrai pagelbėsime. Tai iš mano pusės tiek, ačiū Jums labai už dėmesį ir jeigu turite dabar klausimų, drąsiai klauskite. Nustoju dalintis ekranu. Taip, bandau įsijungti čatą. Taip, žiūrime. Matau klausimą, ar permatomas baldų pertvaras yra stiklinės. Taip, jos yra stiklinės. Galima pasiklausti gamintojo, kokia yra galimybė, sakykime, daryti tą saugų stiklą. Tai manau, kad aš paklausiu ir atsakysiu Jums, Tomai. Ne, čia ne Tomo buvo. Čia buvo iš Kuocinės socialinės globos namų, bet nepasirašė. Taip, o Tomo klausimas buvo, ar bus pažymėjimai. Mes galime išrašyti Jums pažymėjimus, jokių problemų, tiesiog tie pažymėjimai neturės kažkokių oficialių valandų, sakykime taip. Taip, ar Jūs bendradarbiaujate su neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių centrais ir galima įsigyti su jų pagalba? Taip, mes su jais bendradarbiaujame. Aišku, įsigyti galima tik tai, kas yra įtraukta į jų sąrašą. Mes iš savo pusės visada pasiruošę atsakyti jiems tas naujienas, kad tas sąrašas pildytųsi, nes aš visiškai su jumis sutinku, nes tai yra tikrai brangu, ypatingai jeigu žmogus nori asmeniškai įsigyti, tai bendradarbiaujam. Tačiau tikrai ne visa ta įranga yra kompensuojama. Šiam momentui taip. Daugiau čiate nematau klausimų, tai jeigu kažkas norite gyvai paklausti, tai irgi galite klausti. Labą dieną, ar girdite? Labą dieną. Aš norėjau paklausti, domina tos mobilios interaktyvios lentos, aš taip supratau, kai virš lovų ten kažkoks buvo kaip projekcijos. Projekcija, aha, jūs irgi to prekiaujat? Taip, mes turim įvairių interaktyvių projekcijų, tačiau aš galėsiu perduoti jūsų vadybininkai, Raimonda tikriausiai, nes su Raimonda bendraujat. Ir, o gal ir su Dovilė. Ir taip pat pas mus Sigita yra sensorikos produktų grupės vadovė, tai jinai galės jums plačiau papasakoti. Nelendu nei savo, kaip sakant, erdvę. Supratau, nes tikrai norėtųsi sužinoti, kokios yra kainos ir tikrai, ar įperkamos tos yra. Taip. Tai sakau, tikrai jums pagelbės, perduosim jūsų klausimą. Čia? Ar bus dar klausimų?
Jeigu klausimų nėra, tai labai dėkoju Jums už Jūsų